Panagrinėkim vieną kelio iki failo arba aplanko pavyzdį. Iš kur žinoti, kad čia yra iš tikrųjų 3 aplankai, o ne 2 arba ne 1? Mes jau žinom, kad pasvirieji brūkšniai atskiria aplankus, bet, o jeigu, pavyzdžiui, čia būtų aplankas, kurio pavadinimas yra dokumentai pasviras brūkšnys svarbu, o kitas aplankas būtų pavadinimu 2016. Iš kur žinoti, kad taip nėra? Arba iš kur žinoti, kad čia ne vienas aplankas, kuris vadinasi dokumentai pasviras brūkšnys svarbu pasviras brūkšnys 2016. Iš kur mums tai žinoti? Iš tikrųjų, tai čia yra 3 aplankai. Nes pasvirojo brūkšnio failo pavadinimuose dėti negalima. Štai jeigu bandom failo pavadinime įdėti tokį pasvirą brūkšnį į vieną arba į kitą pusę, mums kompiuteris rodo pranešimą, kuriame rašo, kad failo pavadinime negali būti štai šių ženklų. Aplanko pavadinime taip pat. Ir failo, ir aplanko pavadinime. Jeigu bandom pavadinti, neina. Kompiuteris mums to padaryti neleidžia. Jeigu pastebėjai, aš savo failų pavadinimuose nededu ne tik kažkokių tai ženklų, bet ir lietuviškų raidžių nerašau. Pavyzdžiui, čia vietoj šoksiu yra parašyta soksiu ir vietoj tvarkaraštis yra parašyta tvarkarastis. Kodėl aš taip darau? Įsivaizduok, kad aš sukuriu failą ir išsiunčiu jį draugui, o tas draugas yra, pavyzdžiui, amerikietis, arba rusas, arba japonas, arba dar kažkas tai kitas. Ir jame, tai yra jo kompiuteryje, nėra lietuviškų raidžių. Tai kai aš nusiunčiu jam failą, kurį pavadinau su lietuviškom raidėm, jam tas failas gali atrodyti, pavyzdžiui, štai taip. Vietoj lietuviškų raidžių gali rodyti klaustukus. Arba failo pavadinimas gali atrodyti štai taip, vietoj štai tokio pavadinimo. Ir dar vienas pavyzdys, kaip failo pavadinimas tam kitam žmogui gali atrodyti. Štai taip. Ne viena raidė neatpažįstama. Bet čia tai dar nieko. Failo pavadinimas tai dar failo pavadinimas. Bet jeigu mes taip vadinam savo failus su specifiniam kažkokiom raidėm tom tikros kalbos, gali įvykti ir štai tokių dalykų. Failo turinys gali kitam žmogui atrodyti štai taip. Ne tik failo pavadinimas. Tai čia viena iš priežasčių, kodėl geriau jokių lietuviškų raidžių failo pavadinimuose nenaudoti. Ir ne tik lietuviškų, rusiškų, vokiškų ir panašiai. Štai dar vienas pavyzdys, kaip gali išsikraipyti failas. Štai, kur yra visos tokios A raidės keistos. Tai čia iš tikrųjų buvo tikros tos kalbos raidės parašytos, bet failas išsikraipė. Nes šitas kompiuteris tiesiog neturi tos kalbos raidžių, iš kur buvo atsiųstas failas. Ir dar vienas pavyzdys, kaip gali atrodyti filmas ir subtitrai visiškai neperskaitomi, nes kažkas padarė klaidą. Arba failą pervadino ne taip, kaip reikėjo, arba dar kažkur kitur suklydo. Tai kad tokių dalykų išvengti, reikia laikytis 3 taisyklių. Pirma, failų ir aplankų pavadinimuose nedėti tarpų, nerašyti lietuviškų arba kitos kalbos nelotyniškų raidžių ir nenaudoti įvairiausių ženklų, tokių kaip taškas, kablelis, pasvirasis brūkšnys ir taip toliau. Panagrinėkim šituos 5 failų pavadinimus. Kaip manai, kurie iš jų geri, o kurie nelabai? Pradėkim nuo pirmo. Geras jis ar ne? Iš tikrųjų tai ne. Todėl, kad jame yra raidė Š, lietuviška raidė. Toliau, šitas geras ar negeras? Šitas failo pavadinimas yra puikus. Brūkšnį dėti visada galima. Brūkšnys atskiria 2 atskirus žodžius ir jokių lietuviškų raidžių čia nėra. Viskas puiku. Važiuojam prie šito. Geras pavadinimas ar nelabai? Iš tikrųjų tai ne, todėl kad jame yra pasviras brūkšnys. Tokių brūkšnių dėti negalima. Toliau kitas. Ar geras ar negeras? Kaip manai? Iš tikrųjų tai ne, nes jame yra taškas. Taškas yra skirtas tik vienoje vieninteliai vietoj – atskirti prievardį nuo failo pavadinimo. Įsivaizduok, jeigu tu pridėsi taškų, kaip kompiuteriui žinoti, kur yra failo prievardis. Jeigu aš padedu tašką čia, tai gal kompiuteris įsivaizduos, kad prievardis yra tvarkarastis.txt ir tada neatidarys šito failo. Todėl geriau jokių taškų failo pavadinimuose nedėti. Ir pažiūrėkime į paskutinį. Ar jis geras ar ne? Kadangi nėra nei jokių ženklų,
nei lietuviškų raidžių, nei tarpų, šitas failo pavadinimas yra puikus. Jeigu, pavyzdžiui, tu nenori dėti jokių brūkšnių, bijai tiesiog galima ar negalima, neatsimeni, tarkim, tai galima jų net nedėti ir apjungti žodžius. Bet kad būtų aiškiau, kas yra parašyta, geriau kiekvieną žodį rašyti iš didžiosios raidės. Kad būtų galima atskirti, kur pasibaigia žodis ir kur prasideda naujas. Na ir pažiūrėkim dar į keletą kelio iki failo arba aplanko pavyzdžių, kaip jie gali būti rašomi įvairiuose šaltiniuose arba įvairiuose kompiuteriuose. Tai gali būti arba pasvirėjai brūkšniai į dešinę, gali atskirti aplankų pavadinimus, arba pasvirėjai brūkšniai į kairę, arba štai tokios rodyklės, arba kitokios rodyklės. Dar rodyklės būna rodomos, kaip pavyzdžiui, jeigu tu, tarkim, mokiniesi naudotis tam tikrą programą ir, tarkim, nori sužinoti, kaip apsukti piešinį. Ir gali rasti štai tokį užrašą. Piešinys, rodyklė, sukti kairėn. Ką tai reiškia? Ogi tai reiškia, kad tu turi susirasti meniu juostoje užrašą piešinys, ant jo paspausti, o po to spausti sukti kairėn. Arba, pavyzdžiui, kaip išsaugoti failą. Iš pradžių tu turi paspausti ant meniu failas, o po to pasirinkti meniu įrašyti kaip. Tai štai ką reiškia rodyklės.